Jeigu ne šis įvykis, kuris nutiko savaitgalį Nidoj, aš turbūt nedaryčiau šito video. Um, Alkoholis, kanapė, narkotikai, MDMA, ratai, viskas, kas dabar yra super populiaru tarp jaunimo tarpo, viskas buvo man normalu prieš 5 metus ir tame gyvenau ne trumpą laikotarpį, bet visus 10 metų. Ir ne kartą, nors ir sportavau, nors ir gyvenau pakankamai sveiką gyvenimo būdą, bet labai lengvai sau leidau pateisinti savaitgaliais narkotikų vartojimą, kanapę po pokerio sesijos, laisvą dieną poilsį su vyno bonka ar 2 spriciukai. Tai buvo visiškai natūralus, atrodo, mano identiteto dalis. Ir po šių įvykių savaitgalį aš supratau, kad literaliai aš ten buvau prieš tokiam pačiam festivalį, su tokiais pačiais, tokioj pačioj aplinkoj, prieš 7 metus. Ir kad aš ten galėjau būt. Ir aš radau kelią, kaip išeiti iš šitų destruktyvių įpročių, žalingų įpročių, kurie valgo gyvybinę jėgą, kurie uždaro mus užburtose ratuose ir neleidžia mums pajudėti ir skleisti savo potencialą.